Šiandieną bandome naująjį Toyota RAV4 hibridinį visureigį. Tai yra pirmasis Toyota hibridinis visureigis Europoje. Sklando nemažai mitų apie tokio tipo automobilius, apie jų talpą, apie ekonomiškumą ir apie priklausimą nuo akumuliatoriaus. Tuos midus, esu tikras, mes šiandieną paneigsime. Pirmas mitas, kad hibridinis automobilis negali būti dinamiškas. Hibridinis automobilis unikalus tuo, kad jisai turi du variklius, elektrinį ir benzininį. Ir važiuojant mieste, norint lenkti arba užmesti autostradoje, kaip važiuojam dabar, yra labai paprasta, nuspaudus akceleratorių iki galo įsijungia abudu varikliai ir tokiu atveju automobilis yra tikrai dinamiškas ir greitai gali aplenkti kliūtį. Šnekant apie dinamiką, talpus šeimyninis visureigis, kuris iki 100 įsibėgėja per 8,3 sekundės. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, turint galvoje, kad jis yra ekonomiškas. Visi girdėjome mitą, kad dideli automobiliai negali būti taupūs. Įsivaizduokite, šis šeimyninis visureigis, jo vidutinės sąnaudos yra 4,9 litro 100 km. Hibridinių automobilių veikimo principas tai yra du varikliai. Kuomet jūs greitėjate arba stabdote, nuo vidaus degimo variklio pasikrauna jūsų baterijos. Skirtingai nuo elektrinių automobilių jums nereikia jo papildomai krautis, nereikalingi jokie elektros lizdai. Viską turite savo automobilyje viduje.